Sveiki visi, mano Dominyko reportažai kanalo žiūrovai. Taigi šiandieną aš esu Kauno miesto centre. Mes dabar keliausime link Kauno miesto eglutės ir kadangi Kalėdos Kaune šiais metais paruošė ypatingai daug visokio užsiėmimų, edukacijų, atrakcijų veiklų, taigi mes tiesiog ateisime, pasižiūrėsime, kuri bus pati pirma ir tą atrakciją išbandysime. Keliaujame. Panašus iš jums šitą žmogelį. Parašykite komentaruose nuo 1 iki 10. Mano panašumas su va šitu žmogeliu. Taigi dabar aš kaip ir ėjau per gatvę, aš maniau, kad tiesiog paprastai ateisiu, nueisiu prie tos lentos, bet ne. Atvyko visas keturračių paradas, kurį jau matėte prieš tai. Taigi planai pasikeitė, mes pafilmavom tą paradą, čia daug ko įvyko ir dabar mes keliaujame pažiūrėti į tą mūsų planuotą lentą. Na dėja, bet mūsų planuotas traukinukas šiandien nevažiuoja ir vienintelis renginys be to parado, kuris dar čia vyksta, yra kūrybinės virtuvėlėse vykstanti medinio žaisliuko gamyba. Tai einam apžiūrėti, kas ten vyksta. Na dėja, bet mums neišėjo nei su traukinuku, nei su kalėdinėm virtuvėlėm dėl per ilgos eilės, tad mes dabar bandysime patekti į karo muziejų ir pasižiūrėti, ar šeštadienis bilietai yra nemokami ar mokami. Tad eime! Na gerai, mes jau už karo muziejaus išėjom, vis dėlto reikėjo už bilietą susimokėti. Na bet kadangi jau filmuoti tenais nebuvo labai gerai galima, tad nieko nenufilmavome ir dabar jau išėjome, laukiame štai čia, prie stotelėje. Važiuosime mes link Akropolio. Tenais dar sutvarkysim porą reikaliukų ir jau judėsim link savo gražių, mielų namų. Na kągi, šiandienos video jau baigtas. Štai taip atrodo tas Kauno miestas, tikrai neplanuotas, pagal planą daug kas neišėjo, na bet turim ką turim. Ačiū Jums labai, kad žiūrėjot, na ir jeigu pažiūrėjot iki pačio galo, paspauskit like, užprenumeruokit šitą kanalą ir labai tikiuosi, kad susitinkam už savaitę. Iki!